Obstrukcinė miego apnėja yra lėtinė liga kaip ir kitos ligos. Iš pradžių jos simptomai būna nelabai ryškus ir išreikšti, pacientas gali jausti tam tikrą nuovargį, mieguistumą, bet vėliau šitie dalykai progresuoja ir atsiranda kitos lėtinės ligos. Obstrukcinė miego apnėja yra laikoma viena iš metabolinio sindromo dalių, kartu su lipidų apykaitos sutrikimais, su nutukimu, su arterinė hipertenzija ir antro tipo cukriniu diabetu. Tai galim analogiškai pažvelgti į antro tipo cukrinį diabetą. Kai pirmą kartą žmogui randa padidėjusi cukraus kiekį kraujyje, jis tikrai neįsivaizduoja, kad po 10 ar 20 jam gali sutrikti inkstų veikla ar prarasti regą ar dar kažką tokio. Tai taip pat yra ir su obstrukcinė miego apnėja. Iš pradžių atrodo, kad čia trupučiuką pavargęs ir nieko čia tokio, o po kurio laiko atsiranda tokie dalykai kaip netgi staigi mirtis. Ir visi visada pasakys, kad dėja mirė nuo širdies, nes niekaip neįrodysi, kad tuo metu buvo sustojęs kvėpavimas.